Koledžo meilės istorija antra dalis. Vap, jau naktis. Apsirengsiu pižamą. Ir eisiu miegot. Jau naktis? Kaip greitai? Na, atrodo, teks eiti miegot. Gerai, užsidėsiu pižamą. Tu gal telefoną pasidėsiu čia. Pasimsiu kitį. Ir taip pat eisiu miegot. Na, jau rytas? O, Dieve mano. Dar 5 minutės pamiegosiu. Pala, o iš viso kiek valandų? Kiek? 7:50? O Dieve, vėluosi į mokyklą. Reikia greičiau rengtis į mokyklą. Dieve mano. Dieve. Viskas sudėta, taip sudėta. Gerai. Aš dar gal pasimsiu kortelę. Nu, žinoma, ir telefoną. O Dieve. O Dieve, aš vėluoju į mokyklą. Ai, pala, tiesa. Mano laikrodis skuba 10 minučių. Koks laikrodas telefonas? Va, Jėzu, šiandien ryte mano galva iš viso jau tokia. Nu ką, dabar tiesiog reikės palaukti jos. Einu, pasidėsiu kuprinę, gal geriau. Štai taip. Ir grįšiu atgal. Nors ne, gal pavalgysiu. Nors ne, aš nealkanas, nu pageiminsiu. Nu, va, pažaisiu kortom. Dieve mano, kaip gerai įsimiegojau. Pala, iš viso kiek valandų? Kiek? O, Dieve mano, vėluoju į mokyklą. O, Dieve. Reikia greičiau rengtis. Ką šį mokyklą rengsiuos? Nu, uniforma gal būtų protingiausia. O, Dieve mano, Dieve. Fiu, spėsiu. Čia jo kuprinė? Ai, koks skirtumas, pasidėsiu savo. Gal jau laikas eiti mokyklą jam, kad pranešt. Ai, ties telefoną palikau. Nu. Klausyk, jau laikas į mokyklą. Okei. Manau, kad protingiausia būtų pasiimt raktus. Jo, aš irgi taip manau. Bra. Žodžiu, einam tiesiog. Tu eini ten? Einu. Pasidėsiu kuprinę, pasidėsiu telefoną ir pasimsiu biologijos vadovėlį, nes pirma biologija. Tai aišku, kad pirma biologija, nu kodėlgi ne?
skambutis į pamoką. Turite 3 dalies? Jei taip, paspauskite tą mygtuką like. O dabar viso gero. Bye bye.